Jaunesni žiūrovai galbūt ir neatsimena, tačiau jūsų tėvai ar seneliai tikrai puikiai ir su nemenku siaubu atsimena 2008 visą pasaulį ir tuo pačiu Lietuvą užvaldžiusią ir labai stipriai supurčiusią finansinę krizę. Prarasti turtai, namai ir sugriauti gyvenimai. Pamiršti tai gali būti labai sudėtinga. Bet apie šią ir kitas pasaulio ir žmonių atsparumą tikrinusias krizės šiek tiek vėliau. Dabar noriu pradėti su dviem žinutėm. Gera ir bloga. Bloga žinia ta, kad finansinių krizių ateityje neišvengsime. Jos ir vėl siūs mums išbandymus, kuriuos arba atlaikysime, arba ne. Statistiškai maždaug kas 80 metų įvairios ekonomikos išgyvena recesiją. Kas yra recesija, galima paaiškinti labai paprastu apibrėžimu. Tai ekonominė situacija, kai bent 2 ketvirčius iš eilės šalyje fiksuojamas neigiamas bendro vidaus produkto augimas, o tai sukelia ekonomikos susitraukimą. Bet ar tai reiškia, kad recesija neišvengiamai veda į gyvenimą griaunančias krizes? Nebūtinai. Gali būti, kad dabar jau net neprisimenate, bet pavyzdžiui, Lietuvoje 23 metais oficialiai fiksuota techninė recesija. Kodėl sakau, kad galite ir neprisiminti? Nes nebuvo taip, kad staiga ėmėme visi labai prastai gyventi ir iš vis kovoti dėl išlikimo. Problemų, aišku, buvo. Pramonės skaičiai sumažėjo užsakymai iš užsienio partnerių. Kažkiek smuko vidaus vartojimas. O gyventojams su paskolomis gyvenimą apkartino ir Europos centrinio banko sukeltos palūkanos. Bet nuotaikos nebuvo visai niūrios. Tačiau ta nuotaika ir tas nusiteikimas, kad ar tai viskas yra laikina, santaupų daugeliui atrodo saugiai pakankama, leidžia vartojimui taip greitai nestoti. Net ir per recesiją darbo rinka išliko gana stabili, infliacija lėtėjo, o pajamos nemažėjo. Tada gilų ekonominį sunkmetį nepanirome. O štai, kai kalbame apie krizes, vaizdelis liūdnesnis. Didžiosios ekonominės krizės kartojasi maždaug kas 25 metus. Ir tai jau yra visai kitokio lygio žvėris. Krizė yra daug rimtesnis lūžis nei recesija, ateinantis su tam tikrų netikėtumų, kai situacija suvaldyti yra be galo sudėtinga. O galiausiai tai virsta į nedarbo lygio ir skurdo didėjimą, bankrotus ir pajamų mažėjimą. Kitaip tariant, finansų krizė yra staigus sutrikimas finansų rinkoje, kuris sukelia didelius ekonominius nuostolius. O ir pasireikšti jį gali įvairiais būdais. Nekilnojamo turto, akcijų, vertybinių popierių kainų kritimu, bankų bankrotais ar kreditų prieinamumo mažėjimu. Krizės gali kilti dėl įvairių priežasčių. Ar nelyg didelio rizikos toleravimo finansų sektorėje, ekonominių burbulų, makroekonominių šokų ar aibės kitų aspektų. Kaip yra pasakęs garsus Lietuvos ekonomistas Nerijus Mačiulis, didžiųjų krizių pagrindinis bruožas yra tas, kad jų niekas neprognozuoja, nesitiki ir joms negali pasiruošti. Tai kur čia ta gera žinia, klausite? Gera žinia yra ta, kad nors prognozuoti ir pasiruošti krizėms globaliai yra beveik neįmanoma, bet šiais laikais mes bent jau suprantame, kas yra krizės ir kas gresia, kai jos ateina. Tad tam tikrą prasme pasiruošti galima. Pirmiausia, reikia galvoti apie tai, kaip pasirūpinti savimi ir savo šeima, nes viso pasaulio gal ir neišgelbės. Prisimenu, kai pradėjau savo karjerą, pirmas darbas buvo padavėjų bare. Iš atlyginimo ten padavėjai tikrai negyvena, jie gyvena iš arbatpinigių. Todėl šiandieninius padavėjus, kai visi moka kortelėmis, nuoširdžiai užjaučiu. Mano laikas buvo tik tai kešas. Tai susirinkė arbatos per dieną, o savaitgalį ištaškai. Apie jokias ten santaupos ir saugumo pagalbės net minties tada nebuvo. Nes, kam reikia, realiai. Aš jaunas, rock and roll, rytoj vėl uždirbsiu. Uždirbu. Dėl kažkokios man nežinomos priežasties pinigai baigdavosi greičiau, negu aš juos uždirbdavau. Bet kai užkniso tą pastovių būseną, kai nėra pinigų ir įgavau biškį patirties, pradėjau viską žiūrėti šiek tiek kitaip. Nes kai savo akimis mačiau 8 metų krizę ir kaip keitėsi mano artimųjų, draugų ir pažįstamų finansinė situacija, tai kai kas darbus prarado, kai kas buvo priversti į užsienį išvažiuoti uždarbiauti. Ir vat kai pamatai, kai žmonės nebežino, ar po savaitės mėnesio galės apmokėti sąskaitas, ar net normalaus maisto nusipirkti, žinot, įvairias mintis pradeda kilti. Kaip tik tuo metu mečiau savo labai gerai apmokamą darbą naftos grąžimo platformose ir parvažiavau į Lietuvą. Susiradau naują darbą, kur pajamos buvo beveik 3 kartus mažesnės negu ant platformų. Ir jeigu nesukauptas rezervas, tai būtų tekę atgal grįžti į tą juodą, sunkų, nors ir gerai apmokamą darbą. Ir kažin ar būčiau galėjęs tada padaryti karjerą ir tapti vadovu milijoniniai kompanijai ar nuosavo verslą įkurti. O ir taupyti teko tokiu paprastu banaliuoju būdu. Tiesiog atsidedi tam tikrą sumą pinigų kas mėnesį, nes ant palūkanos bankuose buvo juokingos, ant kur arti nulio. Visai ne taip kaip dabar. Šiandieną tai yra vietų, kur gali gauti net 7% per metus. Ar net dar įdomesnis variantas, kai tu tiesiog gauni pinigus už tai, kad jie yra tavo sąskaitoje. Čia tai iš vis fantastika. Įsivaizduojat, jūs turit pinigus pasidėję į sąskaitą ir jums už tai, kad jūs juos laikote sąskaitoje, dar moka palūkanas. Kiekvieną dieną. Visos didžiosios krizės pasaulio istorijoje atėjo su trenksmu ir buvo be galo skausmingos. Viena pirmųjų, o gal net ir pati pirma krizė pasaulio istorijoje vyko labai seniai. Ir kai sakau, kad tai buvo labai
seniai, niekiek neperdėt. Prieš beveik 2000 metų Romos imperijoje. Ir dėl jos dalinai kaltas pats Julijus Cezaris. Senovės Romoje turtingieji elito asmenys, tokie kaip senatoriai, dažnai skolindavo pinigus visuomenės nariams ir aišku, už tai sulaukdavo palūkanų. Tačiau 33 metais po Kristaus buvo atnaujintas įstatymas, kuriuo buvo reikalaujama, kad senatoriai nemažą dalį savo kapitalo investuotų į Italijos žemes. Šį įstatymą kadaise buvo įvedęs ir Julijus Cezaris, bet jam nepasiteisinus, tokia tvarka buvo atšaukta. O kai įstatymas sugrįžo jau gerokai po jo mirties, tai padarė tą su trenksmu. Dėl įstatymo atnaujinimo paskolas teikę asmenys buvo priversti parduoti savo turtą, kilo kreditų trūkumas ir pamažu įsivyravo finansinis chaosas. Prie to dar prisidėjo ir kiti faktoriai. Su sunkumais susidūrė kai kurie tuometiniai verslai. Pavyzdžiui, dėl darbuotojų nepasitenkinimo arba įvairių nesėkmių, tokių kaip laivų praradimai. Romėnų ekonomika buvo smarkiai paveikta ir gelbėti ją ėmėsi tuometinis imperatorius Tiberijus, kuris, matydamas augančią socialinę ir ekonominę sumaištį, paskyrė 100 milijonų sestercijų beprocentinių paskolų, kad stabilizuotų situaciją. Dabartiniais pinigais tokia imperatoriaus paskirta suma siektų beveik 2 milijardus. Bičas, tai yra imperatorius, tikrai turėjo pinigų. Ir nestabilios institucijos ar reguliacijos trūkumas gali privesti iki krizių, galima aiškiai suprasti ir iš 1772 metų Londone kilusios vadinamas kreditų krizės, kuri vėliau persimetė į kitus pagrindinius Europos finansų centrus – Sankt Peterburgą ir net vakarų Indijos ar Šiaurės Amerikos kolonijas. Jos kaltininkas Londono bankininkas Aleksanderis Fordisas, kuris, spekuliuodamas East India Company akcijomis, prarado apie 300 000 svarų. O nenorėdamas mokėti skolų ir palikęs banko partnerius ant ledo, nešė kudašių į Prancūziją. Aišku, kad tokia žinia nepraslydo pro visuomenės akis ir nepasitikėjimo jausmą pajutę žmonės puolė masiškai iš banko atsiminėti indėlį. Taip, per 2 savaitės Londone užsidarė net 8 bankai. O krizė išplitus kitur Europoje bankrutavo dar 20 bankų. Iš šios krizės irgi buvo ko pasimokyti. Ji parodė, kaip glaudžiai finansinės sistemos yra susijusios visame pasaulyje ir leido geriau suprasti rizikas, vėliau valstybėms formuojant finansų politiką. Be to, tapo aišku, kad jeigu finansinės institucijos neturės žmonių pasitikėjimo, tai ekonomikai gali būti labai riesta. Šiaip jau ne visos krizės yra finansinės ar būtinai tiesiogiai susijusios su pinigai, bet galiausiai jos vis tiek susiveda į vieną ir tą patį – nestabilumą, nežinomybę ir chaosą. Pavyzdžiui, 1973 metais pasaulis supurtė naftos krizę. Vykstant 4. Arabų-Izraelio karui, OPEC šalis nusprendė reaguoti į JAV paramą Izraeliui ir įvedė naftos embargą Jungtinėms Amerikos valstijoms bei kitoms šalims remiančiams Izraelį. Tai sukėlė didžiulį naftos tiekimo sutrikimų bei kainų šoką pasaulinėje rinkoje. Naftos kainos po embargo išaugo 300%. Infliacija irgi atliko didžiulį vaidmenį, pavyzdžiui, JAV ji pasiekė 11% ribą. Ėmė trūkti energijos, o išaugusios išteklių kainos palietė visus sektorius, nuo pramonės iki kasdienio vartojimo. Kentėjo ne tik amerikiečiai, bet ir vakarų Europos šalis ar Azijos šalis. Bet kaip ir kiekviena krizė, ši irgi atnešė vertingų pamokų. Paskatino platesnį suvokimą apie energetinę saugą, taip pat parodė, kad reikia ieškoti ir alternatyvių energijos šaltinių, bei tausoti pačią energiją. 20-ame amžiuje pasaulis išgyveno didžiausią amžiaus krizę ir vieną didžiausių visų laikų. Todėl neturėtų stebinti ir krizės pavadinimas – Didžioji depresija. Prasidėjusi 1929 metais ir trukusi kelis metus. Va tokiais veidais gyveno žmonės prasidėjus Didžiajai depresijai. Atrodo tikrai depresyviai ir tai niekiek nejuokinga, nes tokia buvo realybė. Kokie tiksliai, tuoj papasakosiu. Bet iš pradžių paspaus like mygtuką ir sužinosim, kaip viskas prasidėjo. Skamba šiek tiek tragikomiškai, bet Didžioji depresija prasidėjo iš gero gyvenimo ir buvo puikus įrodymas, kad ekonomika veikia cikliškai. Prieš smogiant krizei 20 amžiaus 3-ame dešimtmetyje Jungtinių Amerikos valstijų ekonomika išgyveno tikrą pakilimą. Life was good, kaip sako amerikiečiai. Pragyvenimo lygis sparčiai augo, atlyginimai didėjo, verslų pelnai irgi stiebėsi į viršų, technologinės naujienos pasiekė rekordinius lygius. Šalia ekonominio klestėjimo koja kojon ėjo ir vertybinių popierių rinka. Akcijomis ar obligacijomis prekiavo ne tik bankai ir investiciniai fondai, bet net eiliniai žmonės. Bėda tik ta, kad tuo metu buvo per menkas supratimas, jog ekonominis klestėjimas negali tęstis amžinai. O po jo, pagal ekonomikos cikliškumo teoriją, ateina nuopolis. Todėl augantis pelnai buvo investuojami į vis naujų aktyvų įsigijimą. Investuotojai buvo pasirengę išleisti vis daugiau, tikėdami, kad kažkas jų prekę nupirks dar brangiau. Jie skolinosi pinigus, pirkdami akcijų daugiau nei savo galėjo leisti. Burbulas pūtėsi, kol galiausiai sprogo. Dar prieš didžiąją krizę pradėjo matytis ženklai apie lėtėjančią pramonę, kurie sukėlė investuotojų nerimą. 1929 spalio 24 dieną į Jungtines valstijas atėjo krachas.
New York, the richest city in the richest country in the world, found itself bankrupt, politically as well as economically. Ta diena New Yorko vertybinių popierių biržoje fiksuotas didžiulis nuosmukis. Išparduota beveik 13 milijonų akcijų, o iki savaitės vidurio dar apie 30 milijonų. Per kelias dienas akcijų rinka prarado 40% savo vertės. Apie 30 milijardų dolerių, kas šiais laikais siektų kelis šimtus milijardų. Kas sekė po to buvo tikra katastrofa. Per porą metų Amerikoje veiklą nutraukė 9000 bankų, bankrutavo tūkstančiai pramonės ir prekybės įmonių. Rinkose smarkiai krito vartojimo prekių kainos, sumažėjo tarptautinės prekybos apimtis ir dėl šių pokyčių žmonės prarado darbus ir dažnai net negaudavo bedarbio pašalpų. 33 metais JAV apie 30 milijonų žmonių, maždaug kas trečias darbingo amžiaus gyventojas, neturėjo darbo. Per keliarius metus JAV bendrasis vidaus produktas susitraukė dvigubai, o krizė nusidrėskė per visą pasaulį, nuo Latino Amerikos iki Europos. Smarkiai kentėjo Vokietija, kuri po pirmo pasaulinio karo ir tai buvo pažeidžiama. 6 milijonai žmonių šioje šalyje neturėjo darbo, pramonės gamybos sumažėjo per pus, o sunkmetis ir politinė įtampa smarkiai prisidėjo ir prie nacių partijos bei Adolfo Hitlerio iškilimo. Galima sakyti, kad žiaurios krizės akivaizdai Lietuvai kurį laiką sekėsi, nes tai labiausiai paveikė pažengusias šalis, kuriuose buvo išvystyta pramonė. O Lietuva tuo metu ekonomiškai buvo atsilikusi nuo kitų valstybių. Vis dar buvome žemės ūkio kraštas. Bet kai 1931 metais krizė pasibeldė ir į mūsų duris, tai smogė, kai Maikas Tysonas geriausiais laikais. 33 metais bedarbių skaičius Lietuvoje išaugo 5 kartus. Labiausiai kentėjo ūkininkai, kurie liko be darbų ir be žemių. Įmonės mažino algas ir etatus. Lietuvos valdžia skubėjo įvesti antikrizinį priemonių planą. Imtasi atidžiau stebėti valstybės išlaidas, mažinti priedus valdininkams, sustabdytos nebūtinos statybos, o ūkininkams nebuvo didinamas žemės mokestis. Valstybė stengiasi skatinti eksportą, reguliavo kai kurių produktų kainos, darbo paklausą ir pasiūlą. Skolininkams taip pat buvo mažinama našta, kelis kartus sumažintos palūkanų normos. Tarp draudimų ir nurodymų buvo tokių, kurie dabar skamba absurdiškai. Pavyzdžiui, valstybės tarnautojams buvo uždrausta laikytis azartinių lošimų namuose. O 34-aisiais valdininkams buvo nurodyta pirkti žąsis, kurių nepirko užsienio šalis ir taip papildyti valstybės biudžetą. Smart decision. Kaip ir iš kiekvienos krizės, Lietuva ir pasaulis pasimokė. Lietuvoje atėjo supratimas, kad prekyba turi būti platesnė ir originalesnė. Pasaulio šalis suprato, kad valstybės institucijų intervencija yra būtina siekiant stabilizuoti ekonomiką. Pamokos pamokomis, bet kai krizė smogė iš pasalų, istorija yra linkusi kartotis. Prabėgus 80 metų pasauliui smogė 2008 metų ekonominė krizė. Ta, kurią mes jau atsimename ne iš vadovėlių. Mes ją išties išgyvename. Ir čia vėl visi keliai veda Jungtinės valstijas. Po 2001 metų ekonominės recesijos JAV federalinis bankas sumažino palūkanų normas, skatindamas žmonės imti hipotetinės paskolas. Tai yra tas, kurių grąžinimas užtikrinamas įkeičiant turtą. Paskolas į kairę, į dešinę buvo dalintos žmonėms, kurių kredito istorija ar galimybės grąžinti paskolą, švelniai tariant, nebuvo pačios geriausios. Čia jau taip, jeigu labai švelniai. Tai buvo didžiulio masto nekilnojamo turto boomą. Jis nešė milžiniškus pelnus investuotojams, kurie masiškai pirko bankų ir įvairių fondų finansinės priemonės, nors jos buvo paremtos finansinė prasme nepatikimų žmonių paskolomis. Taip dalinant paskolas smarkiai išaugo paklausa, o būsto kainos šoktelė. 2006 metais jos pradėjo kristi. Nekilnojamo turto pardavėjai iš pradžių manė, kad tai tik dar vieno didelio augimo pradžia. Ir tai buvo labai toli nuo tiesos. Perdėtų paskolų išdavimas sukūrė nekilnojamo turto burbulą. Jam sprogus, finansų įstaigos liko su trilijonais dolerių beverčių investicijų nekilnojamo turto paskolų. Ryškių krizės momentų tapo vieno didžiausių JAV investicinių bankų Lehman Brothers žlugimas 2008 metais. Kai atleidžiami darbuotojai krovėsi dėžes ir tiesiog ėjo į gatvę, sunkiai rinkdami žodžius, atrodė, kad patys vis dar nesupranta, kas vyksta. Tik labai greitai tapo aišku, kad nejučia sugrįžtama į didžiosios depresijos laiką. Lehman Brothers žlugimas sukėlė paniką finansų rinkose ir sustiprino bankų nesaugumą bei nepasitikėjimą jais. Finansų institucijos susidūrė su likvidumo problema ir domino efektas nusivilnijo per visą pasaulį. Krizei įsisiūbavus 8 milijonai amerikiečių neteko darbo. Milijonai neteko namų dėl hipotekos negrąžinimo. JAV ekonomika traukėsi ir lygiai tas pats fiksuota ir kitose šalise. Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje,
Prancūzijoje. Su ekonominiais sunkumais dėl sumažėjusių investicijų ir eksporto susidūrė Kinija ir Indija. Ispanijoje bankams teko susigrąžinti apie 500 000 būtų ir namų. Valstybės buvo priverstos imtis drastiškų taupymo planų ir kitų priemonių. Smarkiai visame šiame chaose nukentėjo ir Lietuva. 9 metais Lietuvos BVP sutraukė 15%. 10 darbo neturėjo kas 5 darbingas šalies gyventojas. Jau vėliau paskaičiuota, kad tūkstančiai lietuvių krizinių laikotarpių prarado namus. Ir visa tai krizės pasekmės. Ieškodami geresnio gyvenimo lietuviai ėmė masiškai emigruoti iš Lietuvos. Pavyzdžiui, 2010 metais iš gimtinės pasitraukė daugiau nei 84 000 žmonių, o likusieji Lietuvoje aršiai ieškojo kaltų. Ir juos rado Seimo ir vyriausybės rūmuose. Šalies valdžia buvo priversta imtis drastiškų priemonių karpyti valstybės biudžeto išlaidas, mažinant socialinės išmokas ar viešųjų paslaugų finansavimą, taip pat keliant mokesčius. Kaip reagavo lietuviai? Daužydami Seimo langus. Kodėl jie mažina mūsų pinigus? Dėl ko? Vienas ateina, ko jie neteina, ko ten sėdi? Kodėl jie sėdi? Pasitikėjimo valdžia nepridėjo ir tai, kad tuometinis premjeras Andrius Kubilius, žvelgdamas į situaciją, arba bandė pokštauti. Tai jeigu norima mėtyti akmenų, tai galima pastatyti kur nors, nežinau, Vingio parke, pavyzdžiui, premjero iškamšą ir ją pamėtyti. Arba turėjo svarbesnių reikalų. Seimo nariam vienam po kito teikiant biudžeto pataisas, vyriausybės vadovas mobiliajame telefone grožėjosi vienu garsiausių vakarų kultūros dailės šedevru Leonardo da Vinčio Mona Lisa. Lietuvai, kaip ir visam pasauliu, dar ilgai teko jausti krizės pasekmes. Bet atėjęs sunkmetis tik dar kartą pabrėžė reguliacijos, valstybės vaidmens ekonomikoje ir rizikos valdymo svarbą. Kita vertus, kartais gali nusvirti rankos galvojant, kas iš tų pamokų, jeigu nežinai, iš kurios pusės ta krizė smogs. Ir apskritai, dėl ko ji kils, kokia ji bus. Kad tai ne mūsų galioje sužinoti, puikiai parodė COVID-19 pandemija. Virusas, kuris sulėtino viso pasaulio ėjimą į priekį, sustabdė pramonę, darbuotojus išsiuntė į prastovas arba atėmė iš jų darbus ir visus mus uždarė namuose. Ir nors pačioje pradžioje vėl buvo kalbėta apie grėsiančią krizę ir ateinantį sunkmetį, tos prognozės didžiąja dalimi tik ir liko prognozėmis. Dėka užkurtos ir gana stabiliai veikiančios ekonomikos ir europinių injekcijų sugebėjome iš COVID krizės išeiti sužeisti, tačiau nesuluošinti. Tai tik dar vienas įrodymas, kad prognozuoti krizių ateimą ir tai, kokios jos bus, beveik bevertis reikalas. Kur kas reikšmingiau yra tam tiesiog ruoštis. Pradėti nuo savęs. Visų pirma, didinant savo finansinį išprusimą, mes vis dar gyvename laikais, kai didelė dalis žmonių nesugebėtų išgyventi nė 3 mėnesių, jeigu staiga prarastų darbą. Tai labai aiškiai signalizuoja, kad vis dar turime problemų valdydami savo finansus bei suprasdami, kad krizė gali ateiti bet kada. Todėl investuoti į žinias ir mokytis, kaip elgtis su pinigais, kaip juos taupyti, kokias finansinės pagalbės susikurti ir kaip elgtis atėjus sunkmečiai, sakyčiau, yra absoliučiai būtina. Pagalvokite apie tai, kad po to atėjus kriziai nereikėtų sakyti, ašgi jums sakiau. Sėkmės.